Sveiki, aš esu Marius Biliauskas, Panda Moto įkūrėjas ir vadovas. Mes užsiemame motociklininko apranga, prekiaujame visame pasaulyje. Anksčiau susidurdavome su komandos ir plėtros iššūkiais. Dabar tie iššūkiai tie patys liko, bet mastelis jų tiesiog išaugo. Tie iššūkiai labai priklauso nuo finansavimo, tik tai aišku ilgainiui poreikis to finansavimo irgi auga, nes auga iššūkiai. Be kažkokio papildomo finansavimo apyvartiniam lėšom, tokio verslo, aš sakyčiau, yra neįmanoma auginti. Tai vat būtent tas papildomas finansavimas iš Finora banko, sakyčiau, suteikia mums tokią papildomą oro gurkšnį. Su Finora banku patirtį apibūdinčiau labai gerai, turbūt tai buvo greičiausiai pasirašyta finansavimo sutartis per mūsų visą istoriją. Būtent jie atsirado tinkamų laikų, tinkamoj vietoje, nes tuo etapu mums kaip tik reikėjo papildomo finansavimo įgyvendinti savo išankstinius užsakymus, kurių mes šiais metais esame gavę rekordinį skaičių. Patarčiau pradedančiajam verslininkui visų pirma nebijoti ir eiti į priekį ir suprasti tai, kad ne šventieji puodus liūdna.